gaudysim žuvis. Šito laivėlio. Didelės ir mažas ir visokias. Ir po to vakarė sakė, keps ant laužą tas pačias. Ką pagausim. Nieko nepagausim, tai nežinau, ką valgysim. Galvosim. Bandau žvejuoti dabar. Sakė laikyti ir kai jau pagausiu, anakonda sakė trauk stipriai. Seksis. Gana stipri srovė, tai jaučiasi kaip... Pasakioj biškį. Bandys pagauti, tada pagauti didžiulę. Bet srovė yra didžiulė, tai jaučiasi, labai stipriai nuneša. Uždėjo ant masalą, uždėjo štampuoji. Something? Yeah. Oh, yeah. Žvejojama. Laukiam žuvies, kol užkips. Vakarienė, nes po to vėliau su barbecue darysim kepti. Daug žuvies pagausim. Prabuvom pusvalandį, nieko nepagavom, tai labai didžiulė srovė buvo, sako, susikraunam dabar visas meškeres ir traukiam kažkur kitur, kitą vietą parodys. Va, atvykom į kitą vietą, jau už minutės kažkas užkibo ir dabar panelė traukia. Žuvis ištraukė! Žuvis! Didžiulė! Tai va, pagavom, alkani neliksim. Vienam gale kablys epizodas antras, toliau laukiam, bet kitoj vietoj. Srovė didžiulė, tai nesijaučia, kada kimba, kada ne. Tai, kad turi strukčias. Laukiam ir pagaliau pamatėm delfinus. Žiūrėkit, kiek daug visas būrys, ten irgi tokia srovė buvo ir dabar jie šakinėja per tą srovę. Keleivis pagavo dar tokią žuvį. Nu, bandau, kažkas kimba jau, man atrodo. Bandau, nu. Ai, niekas, vienam gale kablys. Bad bite. Pats pagavau. Kažkas vėl kimba, bandau traukiam, nu, žuvis! Jau antrą žuvį pagavau. Oho, alkani tikrai neliksime. Dar pabuvom, kol nusileido saulė ir jau plaukėme namo. Pilnas kibiriukas buvo žuvies iš mūsų visų dalyvių. Mes grįžome į hotelį ir laukiame vakarienės, o darbuotojai ėjo ruošti žuvį. Po keletas valandų laukimo jau sėdėme sunkvežimiuke ir važiuojame ragauti žuvies. Štai mūsų žuvis jau paruošta pagal visus tradicinius receptus Maldyvuose. Ir aš ten buvau, alų midų gėriau, per barzdą varvėjo, burno neturėjau. Tolimesnių video spauskite patinka ir prenumeruoti. Iki greito!